dabar kaip žiūrėsite į KGB buvusios ir ar jos taip pat skirsite į postus, kaip Adamkus čia rašo? Na, pirmiausia, Lietuva padarė didelę klaidą. Prieš 20 metų nepradėjusi iki galo ir neužbaigusi iliustracijos. Tuomet, kai didelėje dalyje ir netgi sąjūdžio veikėjų buvo infiltruotų tikrai nelabai gerų žmonių. Matomai tai ir buvo priežastis, kad politikai neišdrįso nei kairiai, nei dešiniai užbaigti iliustracijos. Ir tai 20 metų leido kai kurioms struktūroms, kai kuriuose kaimininėse valstybėse naudoti tos žmonės. Manau, ir naudojami jie dabar, kad mums trukdytų vystytis ir laikytų pririštus prie kai kurių šalių. Aš būsiu už iliustracijos pabaigimą, už viešai paskelbtą informaciją apie visus dalyvius, tiek KGB, tiek bendradarbiaujančius, tiek rezervininkus. Jokiu būdu žinau, kad nebus galima ir nereikia jų persekioti, nes tai yra jau pagal ES reikalavimus mes turime pripažinti visų lygiavertės teisės, bet viešumas bus tas instrumentas, kuris pirmiausia apsaugos visus mus, netgi tuos žmonės, nuo to, kad jie kartais naudojami kaip įrankiai trukdyti, atakuoti ir šmeižti. Ir dabar ta kampanija, kurioje dalyvauja kai kurie žmonės, aš manau, yra įtakojama būtent todėl, kad tie žmonės yra priklausomi. Jie tai daro ne visai savo norų.